Labas penktadienis. Nu, tai kraujuojam truputėlį, ar ne? Eteriumas atrodo labai stipriai, atrodo gražiai, bet kerta pirmasis zonas, ar ne? Nuo šitos zonos kol kas gavom reakciją, bet pažiūrėsim. Man svarbiausia, kad mes išlaikytumėm šitą lau ir šitą lau principę. Šitie du lau, nu jau šitas čia jau paskutiniai vietoj, nes kitokiu atveju mes taip greitai čia nudundėsim kaip nuo laiptų. Labai greitai viskas įvyks. Ir liquidity sweepas jau mažas šitoje vietoje įvyko, ar ne? Tai reikia toliau stebėti struktūrą, kadangi mes turim labai gerą entry ir mes didžiąją dalį pozicijos esam uždarę, tai mes turim labai daug vietos žaidimui. Labai daug vietos žaidimai turim ir šitas liquidity sweepas galėtų būti va čia netgi. Galim taip pasidaryti, kad matytumėm didesnį, ar ne, paveikslą. Turim daug vietų žaidimui, didžioji dalis pozicijos uždaryta, pozicijos dydis dabar yra $300, buvo atidariau poziciją už vieną, tai jau nemažai uždaryta. Dabar belieka toliau stebėti struktūrą ir kas šitoj vietoj įvyks. Faktas, kad čia šortas būtų buvęs labai nice, bet į šortą įlysti dar turėsim labai daug erdvės. Tai kol kas labai dėl to nepergyvenu, tiesiog toliau stebiu struktūrą, nes Eteriumas atrodo labai stipriai, ir ne, naujienas tikriausiai matėt apie Eteriumą, kiek dabar supirkimo vyksta, tai nestebina, kas vyksta iš esmės. Tai va, bet kiti coinsai neatrodo jau taip hot, ar ne, mano favorites, pasižiūrėkim. Melani. -3. Neteiskit manęs, kad turiu favorites įsimetęs ar ne. Kai tik išėjo treidinau ir jeigu ką dar turiu nedidelę dalį pozicijas atidarę šitam treidą. 12, 10, 8, tai 6, čia šios dienos ar ne, paskutinių 24 valandų, o perpetual, jeigu tai paimtumėm, 24 valandų ar ne. Jo, ne kažką iš tokių normalesnių coinų, ką mes čia turim. Nieko nematau, tai visokie OG, na, žodžiu, nesvarbu. Žodžiu, koncentruokimės į favorites. Eteriumas kol kas atrodo nice ir kol kas mano visi kriterijai, kad jį palikti atidarytą, dar tebėra. Turiu visas šitas zonas, kurias jeigu sweepins, tada jau galėsim iš naujo kalbėti ir turim, sakau, labai daug erdvės. Tai va, tai tas yra svarbiausia. O daugiau kaip į Eteriumą, kaip ir viskas. Pažiūrėsim dar kitus coinsus. Šiaip šiandien labai daug darbų laukia ir techninės analizės mokymai, pabiškai prisėst, birželio roadmapas, mūsų privačiom grupėm reikia viską pradėti daryti, tai susikaupimo metas. Tai va, tai jeigu patiko update'as, laikas ir pasižiūrėkim, ką kiti coinai veikia dabar.